Savaitė šitą buvo, tai amen. Tragedija. Bet pas man viskas stringa, viskas stoja. Ir tai transportas nieko gero nevažiuoja, vos buksuoja. Dar čia su tai švedais problemos visokios, kai visada papiriai, atkrovimai. Ačiū. Pas tau gal geresnė? PSDF lėšų nėra. Pacientų srautai nesveikia. Visi per galvas verčiasi, visiems viskas skauda, lūžta. Įkainiai minusiniai. Žodžiu, nežinau, reiks kažką spręsti kažkaip. Mėnesio galas dar toli, tai tikiuosi, kad avansus turėsim iš ko išsimokėti. Žinau, tokią progą gal varom kažkur barą, pasidėsim. Ne, žinok, taip džiaugiuosi išpūtęs iš to miesto, aš galvoju, gal pjaunam lauką kokį susiskus nenori. Jo, miestas jau išsunkia. Varom, patusinsim. Nu, davai, tai tu savo, kaip tavo 6 važiuoju? Važiuoja. Taviškis? Ką žinau, tvarkė ten kažką, tai, bet man atrodo, kad lyg tai viskas okei turėtų būti. Per programėlę mačiau, ten meta kažkokią hidraulikos klaidą, bet tai nieko ten tokio. Tai gal nieko baisaus, ištem šiandien. Nu, tai skuti, kad tai palauk, tai tu savo pasiimsi, ne? Jo. Aš tada savo pasiimu. Davai, ką ten tam kabakė? Nu, gerai. Vai, O tai klausyk, dar kažkokia korespondentė ten norėjo atvažiuoti? Tiksliai. Iš kažkokio mūsų kaimas, ne? Kažkas, nelabai žinau. Tiksliai. Bet tai palauk, aš tai lemba neturiu rūbų. Pas man irgi skudurai pasibaigė. Reikia parašyti kitai, kaip jinai. Jolkai. Nu, davai, parašyk Jolkai, gal jinai ten kažką turės, nu vis tiek reikia, kai nevažiuosim ten, žinai. To aš jau brūkštėpsiu. Tepaloti. Turiu kažkurios numerį. Brūkštėl. Tik tai neaišku, kur jinai bus, žinai. Tai kurint, pas savo, visada aplink čia, savo kaimą trinasi. Tai specūrų paprašyk ten kokių, žinai, jeigu jinai turi. Užsimesim, stiek, žinai, liaudžiai, tepaluotim netiksim. Gerą dieną, vyrai. Vėluojam. Galvau, iš vis neatvažiuosit. Gerai. Atvežiai? Yra. Šaibas turit? Tai gal pradžiai parodyk? Parodyk. Tiem traktoristam tai parodyk. Tai nei šaibų, nei traktoristų. Nu va. Geras modelis. Gerai pasiūtas. Viskas yra, ko reikia. Ką čia duodi? Džonį duok. Čia nenaujas? Kas nenaujas? Kas aš tau dojus, kad naujus išdavinėčiau? Kas aš tau siuvėja? Patys susisiūsit. O kur kepurės? Kepurė viena. Tai kaip aš be kepurės? O tai tavo traktorius nevažiuoja be kepurės? Ant traktoriaus stogo yra kepurė? Nu yra. Nu tai ir važiuok su tą savo kepurę. Gerai, kiek? 300 už vieną. Ką? 300 už vieną? Jolka, 300 per daug. Smirda, suplyšę. Vyrai, be kepurės. Nepatinka, pasisiūkit patys. 200. Ne, aš tikrai nenusileisiu. 2 PM. Kas aš tau čia?
Elevatoriui stoviu jo, grūdus pardavinėju jo. Nepatinka, nepirkit. Parduosiu kitiem. Gerai, gerai. Žiūrėkit, vyrai, jeigu ko reikės, tai aš čia turiu salnikų, tepalų gerų, guolių, filtrų, žieminių, vasarinių padangų, turiu gero rundapo, purkštuvą dar turim atsivarę, neblogą. Skambinkit. Esu pakviesta į kaimą šitą gražią, nuostabę vasaros dieną prie šiaudų kytkų krūvos. Pas du ūkininkus, kai kalbėjau su jais telefonu, tai sakė, neisim mes į barą mieste, geriau važiuojam į kaimą, ten kur ramybė, kur gamta, kur kvepia. Ir kaip vyrai mėgsta, dažniausiai matuotis viena vieta, tai aš manau, kad jie ir matuosis, tai vat labai įdomu bus pasižiūrėti. Einam. Labas, Daliau. Labas, Jolanta. Sveikas, Martynai. Labadiena. Labadiena. Sakykit, vyrai, dabar man, ar čia teisybė, kad šitie du žali traktoriai yra vienodi, o gal jie kažkom skiriasi? Abudu traktoriai yra 6 erai, 250. Yra pirkti iš to pačio tiekėjo, iš to pačio vadybininko ir yra tų pačių metų. Bet skirtumų turbūt reikia paieškoti, ne? Manau, 10 tikrai rastume. Manau. Tai šiandien ieškom 10 skirtumų tarp dviejų John Deere traktorių 6 erų 250. Mums, manau, kad turi padėti Saulius, jisai gali labiau išrišti visą šitą situaciją. Pagarba darbo liaudžiai. Malonu. Sveikas. Labadiena. Kokių klausimų? Tai va ir kilo klausimas. Modeliai vienodi, ieškom 10 skirtumų. Reikia speco? Operatoriai skirtingi. Vienas. Turim vieną skirtumą. Skirtingi operatoriai. Ieškom antro skirtumo. Kad svoris skiriasi, tai tikrai priekinė. Bet ir forma skiriasi. Man tai, pavyzdžiui, visiškai skirtingi. Taip. Kiek čia svoris? Tona 600. Taip. Čia tona 100. Taip. Svoris. Kaip man tau trosai vienodi. Tiek pas tau, tiek pas man. Taip, ką dabar toliau žiūrim? Hidroporos, kaip nėra prieki ir ne? Va, prašau, pas mane yra hidropora išvesta. Viena ir kita. Pas tave yra? Vieną. Vadinasi, pas tave originalios, mane ne. Klausyk, Daliau, kai, pavyzdžiui, Halima nuvažiuoja ir lašinių paltį gauni, kur dedi? Aš bandau tenai kabinai dėti. Aš tai čia. Ne, tai čia tai jau. Tai jau 3 skirtumai, taip? Mhm. Lempos. Lempos. Skiriasi, Sauliau? Skiriasi. Švyturėlių kiekis. Jo. 2. Monitoriai. Oi, kiek pas tave? 2. Mane vienas. Su pridėtiniu ar 2 originalus? 2 originalus. Tai pas mane vienas originalus. Aštuntas. Aštuntas, ką aš pas tave mačiau, man atrodo, ta centrinė tritaškė traukė. Paprasta pas man. Pas mane hidraulinė. Čia jau 7. Aštuntas.
Pas tavį yra priekiniam frontalui ir padargams joystickas atskiras? Ne, pas mane Ne. tai vienas. Tai va, pas mane 2 joystickai. Ką, Marčiu, prisėdam prie 10 skirtumo? Turbūt pagrindinė, ne, iš šito sąstato? Jo, esminiškiausio. Ir didžiausias skirtumą, ką aš čia matau, tai spalva. Pliama, Tai dėl ko pas tave mėlyna? nuo darbo pamėlynau, o ko pas tau raudonas? Nu, žinok, irgi nuo darbo. Bet pas tave, kai nusidėvės, tu galėsi armatūrą privirint ir dar įsveik. O tau teks naują nusipirkti. Man teks hektarinę kainą didinti. Tai ką mes žinom? Žinom vieną dalyką, kad yra kiokerlingas ir kiti padargai. Tai pas mane kita. Tikiuosi neprastesnis. Pagal tai, kaip įdirbta, manau, kad viskas tas pats. O kainodaros skirtumas? Reiktų jau ieškoti popieriuose. Popieriuose, ne? Čia jau ne laukuose šitie skirtumai. Ne laukuose matosimės, ne? Ne, tikrai nepamenu, bet kad prie hektarinės kainos daugokai prisideda. Daugokai? Bet darbu jo patenkintas. Aš taip. Martynai, Be abejo. tu kiek žinau, kiek prisimenu, rinkaisi tarp Vėderio ir kiokerlingo. Ir kiokerlingas tave įtikino, kad yra kiokerlingas ir kiti padargai. Jis pasakė man, aš tau atsiduosiu, nupirk mane. Atsidavė? Atsidavė. Mane analogiškai. Atsidavė. Bet sakė irgi, yra Vėderis ir kiti padargai. Ne, nu tai čia yra 2 premium segmento padargai, tai žinai, tai čia pirkimas vyksta, kaip sakant, kas geresnės sąlygas duoda. Manau, ir Martynas ir aš, mes abu patenkinti. Abu patenkinti savo Rezultatą gaunam tą patį. 10 skirtumų. Jo, rezultatą gaunam tą patį. Kad skirtingai užauginam, tai čia turbūt dirvožemė nėra ypatinga. Technologija reikia naudotis daliau. Nu, Pažangiausiam technologijom. NPKS, NPK, ten čik, puk, fuk. papuršk. Vabalus reikia surinkti, išnešti. Reikia jo, tada reikia dar orą pataikyt. Dar reikia, kad būtų darganota ir drungna. Va, o tada jeigu viskas nesigavo, tai tada ką, nu... Tai kaip ir turim 10. Sauliau, gal tu dar kokį skirtumą matai? Skirtumų nematau, bet galiu atsakyti, kodėl taip yra. Nu, papasakok. Abu traktorius pardaviau aš. Dėl ko tai yra skirtumai? Su operatoriais nieko pakeis negaliu, o visas kitas yra, kaip sakant, komplektacijų pasirinkimas. Tai skirtumas tame buvo, kad Dalius užsakė traktorių iš anksčiau ir gavo tą komplektaciją Ultimate'o, o Martyno traktorius buvo jau užsakytas ir važiavo. Tai dėl to komplektacijų mes nieko negalėjom, minimaliai galėjom hidraulinę ten, kaip sakant, įdėti galėjom tą, aną. Kaip ir pageidavimas buvo tavo svoris, turėjom jį surasti, pastatyti, kad būtų žalias ir nesiskirtų. Bet šiaip tai esminius skirtumus, kuriuos jos radot, atradot, jie yra visi, kaip sakant, sumontuojami arba galima, kaip sakant, viską pakeisti su nauja sutartimi pirkimo, pardavimo. Perkant naują traktorių. Perkant naują traktorių. Tai va, tai iš manęs komentaras toks. Perkam vienodus. Tai gal paskaičiuojam, kiek ten bus hektarinės kainos dar dydis. Dar labiau neiškiltų. Jau vien tik specūrų kaina šiandien jau prisidėjo. Ir tada manau, kad gal reikės. Gal pasimatuojam su 8-tukais? O gal pradžiai kepurę? Tik tiek? Nauja. Aš manau, kad nuo kepurės pradėjau. Nuo kepurės. Su 8R užrašu. Jau būtų gerai. Bet norėtum 8R ar 8RX? RX. RX? RX. Nu, ką čia su to 8R? 8RX. Aš manau, tada jau būtų stipru. Žinai, kaip sako, svajok atsargiai. Tikrai galiu svajoti drąsiai. Su mūsų laukų derlingumu drąsiai galim, žinok, svajoti. Svajoti. Užteks fantazijos? Svajokim, dieve, vis tiek neįsipildys. O tau su 8R, 8RX? Man kol kas ir šitas gerai. Galim ir čia jau. Jau pradėt rašyti. Va, jau 9 yra. Ir R dabar.
O tu dar siejamąją turi vaderio, ne? Kaip be būtų keista, bet jo. A ne? Kada apsisėsi? Iki tol, kol pas tave atvažiuosi. Bet tu man nukulsi kitais metais vėl šitus išgulusius, ne? Su savo Magdonu, ką? Tai va, tai... Atlėksiu. Tai man atrodo, va čia irgi yra atsakymas, kur kada koks padargas sudirba geriau, ne? Did a full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Tu jau filmuoji? Tai vyrai, esu, žinokit, jums labai dėkinga už tokį paprastą, išsamų, aišku paaiškinimą apie tą žemės ūkį, apie tuos padargus, kuriuos jūs čia turit. Išaiškinot labai paprastą kalbą, kuom čia skiriasi tie atakos kampai, dar kažkokie kampai, metrai, perimetrai ir visos tos sudėtingos technologijos. Paprasta, aišku, išsamu. Tai kažkaip gal iki kito karto norėčiau jūs abudu kažkada pamatyti. Kaip atsėja, kaip kulia. Gerai. Gerai, sutarėm? Nu, sutarėm. Ir vėl, jinai. Ir vėl reikės važiuoti pirkti aprangų. Aš turiu labai gerą kainą. Vyrai tikrai sutarsim. Ar tu supranti, kad hektarinę kainą didini? O kitais metais gali būti infliacija, tai jūs vyrai irgi, ilgai negalvokit. Kiti metai turi būti derliaus metai. Ir vėl ta ruletė, Marčiau. Kaip ten sakei? Zero. Ant ko viską pastatysi? Kaip ir paėmi viską, sustatai čia, blemba, visą praktiškai raudoną ketvirtį, stalą, da ten pristatai, krupėje paėmė. Žuh! Tu kamaliuką, žinai. Pist. Zero. Ir taip metai iš metų. Kitiem metam pradedi ruoštis. Čia geras. Akivaizdžiau nebūna, žinok. O Dalio, kas čia pas tave per Dakaras užrašas ant maikės? Dalyvauji Dakare? Ai, čia, supranti, gal pasinaudosi tą auksinę frazę. Kiekvienam savas Dakaras. Tai žinok, tas Dakaras gali būti čia, gali Dakaras būti ir Saudo Arabijai. Buvau ten, bet Dakarą ir čia dalyvauju. Jeigu lygint, Tas pats. lygų. Bet čia žemės ūkis. Kiekvienam savo Dakaras. Zero. It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know or wasted it all just to watch you.